Sveiki, tai pristatome jums Smart Equipment indukcinį kaitintuvą. Tai šis kaitintuvas toks yra iš tų paprastesnių, be aušinimo, bet vėlgi už nedidelę kainą gaunate visai padorų prietaisą. Tai galingumas 1,1 kW. Turi daug adapterių iš karto komplektą ir va tokius didesnius ir mažesnius, netgi 3 ir tokias kilpas, kad galima būtų kažkokį tai guolį arba tarkim tokią letiną, hop, ir ją kaitinti. Tai va, tai turi tos adapterius, aišku, po to galima juos įsigyti ir atskirai, nes vėlgi čia yra dylančios dalis, kurios gali pas mus jau nuo didelio naudojimo, nuo dažno naudojimo susidėvėti. Tai ką, įstatom vieną iš adapterių tinkančių, čia pas mus užsukame, įjungiame į rozetę, vienfazis jisai yra, čia turi tokį ventiliatorių, na ir paraštas jisai darbų, tai paspaudžiam vieną mygtuką ir jisai jau dirba. Pabandysim dabar mes įkaitinti va čia veržlę, tai turime veržlę, tai užvažiuojame, palaukiam ir va toj realių laikų pamatysite, ant kiek greitai jisai įkaitinta būtent tokią veržlę. Tai šiek tiek palaukiam dar, visgi 1,1 kW, ne 3, ne 5, bet vis tiek savo darbą tikrai padaro. Vat mes jau galim matyti, raudonuoja, na ir tikrai va taip jau labai paraudonavo, netgi patrauksiu, tai vat matysit, jau veržlė netgi iki tokio lygio kaitinti dažnai nebereikia, bet jau taip įkaitinę, ataušinę, tikrai turime didelę tikimybę, kad pas mus jinai atsisuks. Įdomu tai, kad su indukciniais kaitintuvais, kai jūs kaitinate, tai jūs kaitinate tik tai pačią veržlę, bet ne patį varžtą. Tai ką? Jeigu domina, užeikite www.bartoro.lt, galite rasti visas nuotraukas, aprašymas, video, pasiskaityti bei užsisakyti. Arba atvykite pas mus į parduotuvės, tai galite pažiūrėti įrangą gyvai. Lauksim.